Biografija dar vienu labai reikšmingu faktu. Šiandieną jūs visi tampate aukštojo universitetinio išsimokslinimo atstovais. Ir tikiu, kad nuo šios dienos jūs labai garbingai nešite Šiaulių universiteto vardą ir nešite jį garbingai, tardami jį su pasididžiavimu. Taigi jūs tampate Šiaulių universiteto ambasadoriais regione, Lietuvoje, galbūt ir užsienyje. Ir tikimės, kad kokie jūs būsite, kaip jūs reprezentuosite save, savo veiklą, toks atrodys ir Šiaulių universitetas. Taigi labai ir didžiuojamės jumis ir žinoma, kartu tikime, kad garbingai atstovausime Šiaulių universitetą. Na, tie metai jums buvo labai sunkus. Jūs ir dirbote, ir daugelis auginote arba planavote šeimas ir dar sugebėjote puikiai studijuoti. Nežiūrint jūsų užimtumo, mes labai rimtai jums teigdavome, kad jūs privalote kiekvieną savaitę, 40 savaičių, po 32 valandas nuoširdžiai skirti studijoms ir žinoma, tai buvo labai jums nelengva. Tai matyt, neretai palinkę prie savo vadovėlių, kompiuterių, knygų, užrašų, neretai net nepajusdavot, kad didžiąją darbų, rūpesčių, rutininę naštą nuo jūsų stengdavosi nuimti, palengvinti jūsų studijas, jūsų šeimos nariai, jūsų giminės, jūsų artimieji. Ir tikriausiai šios dienos jūsų sėkmė, jūsų diplomai būtų neįmanomi, jeigu ne jūsų artimųjų pagalba. Taigi jūsų vardu tariu šiandien nuoširdų ačiū jūsų šeimos nariams, jūsų giminėms, artimiesiems, visiems čia susirinkusiems salėje, kurie be abejo labai daug prisidėjo jūsų studijų sėkmei. Ačiū Jums, mielieji. Žinoma, labai nesinori su Jumis atsisveikinti, todėl tarsiu bent 3 palinkėjimus, kuriais tikiuosi, kad mes ir toliau draugausime ir bendradarbiausime. Na, visų pirma, jūs amžiams liekate Šiaulių universiteto socialinių mokslų fakulteto bendruomenės nariais, būsite mūsų sąrašuose, būsite mūsų minimi ir nepamirškite, jog turime gražią fakulteto tradiciją. Kiekvienų metų kovo 1 šeštadienį, 15 valandą, labai kviečiame atvykti į fakultetą į iškilmingą absolventų dieną. Mums labai džiugu, kai susirenka absolventai, ilgai nematę savo grupiokų, kursiokų, kaip jie glėbesčiojas, dalinosi įspūdžiais. Džiugu ir mums dėstytojams pamatyti, kaip mūsų absolventai dar labiau subrendo, dar labiau pagražėjo. Ir žinoma, kviečiame atvykti ne tik į absolventų šventę. Atvykite ir taip, turėdami valandėlę laiko į fakultetą, pasidalinti savo įspūdžiais, rūpesčiais, džiaugsmais. Žinoma, ir mums gal daug ko patarti, pamokyti, bendradarbiauti. Žinoma, jauskite pareigą, atstovaudami savo įmonės įstaigas, paimti į praktiką vieną kitą mūsų studentą, pagelbėti, pamokyti, padėti jiems. Praktika mums yra gana opi studijų problema, padėkite mums ją spręsti. Na, žinoma, atvykite į konferencijos, į seminarus. Jūs savo diplomais šiandien įrodėte, kad esate jau įgyvendinę specialisto tyrėjo sampratą, įgyję atitinkamą kvalifikaciją. Taigi norėtųsi, kad jūs tęstumėt savo tyrimus, darytumėt pranešimus konferencijose, seminaruose. Tam yra galimybė ne tik mūsų fakultete, bet ir kitur. Na ir žinoma, dar vienas palinkėjimas. Labai garbingas universiteto bakalauro diplomas, universitetinės aukštojo mokslo studijos, jūs tai jau turite. Bet tai yra tik pirmoji aukštųjų studijų pakopa, ko gero siekite ir antrosios, magistrantūros studijų pakopos, nes šiais laikais jaunimas su aukštuoju išsilavinimu yra dauguma ir labai jau nenustebinsit. Dabar jūs normalūs jaunimiečiai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu, puiku, bet siekite aukščiau, aukštesnės pakopos.
Magistrų fakultete priskaičiuoja maždaug 30% nuo bakalauro studijų įstoja į magistrantūrą ir darbo rinkoje matom magistrai, tiek ekonomikos, tiek vadybos magistrai su atitinkamom šakomis studijų yra labai gerbiami darbo rinkoje, jie turi žymiai didesnį pasisekimą ir kada darbdaviai būna ir manęs prašo, dekane duokit man patį geriausią studentą, aš jį įdarbinsiu nuo pirmadienio, tai prašo neretai magistro. Magistro diplomas šiandien Lietuvoje skamba labai solidžiai ir ko gero darykite tai toj pat, dar šiltą diplomą šiandien ar pirmadienį neškite į priėmimo komisiją Šiaulių universitete, o gal ir kitam universitete. Siekite, ko gero, ilgai neatidėliodami, nes didelis 2 metų nelengvas darbas, jeigu jį atidėliosite, apsikrausite darbų rutina, dar labiau darbais ir rūpesčiais ir kuo toliau atidėliosite, to bus sunkiau pradėti. Tai ko gero, be pertraukos yra pats lengviausias variantas. Na ir dar. Jūs studijavote daugybę mokslinių teorijų, koncepcijų, tai ir aš noriu baigti pranešimą 3 palinkėjimais iš darnaus vystymosi koncepcijos nacionalinės, kurią puikiai žinote, jos 3 didieji prioritetai. Žmogiškieji ištekliai, be abejo, buvo, yra ir bus visų svarbiausia žmogus. Jeigu pritaikyti asmenį asmenybei, tai būtų jūsų intelektas, jūsų protas, jūsų dvasinis pasaulis. Tai žinoma, tai yra ir bus jums visų svarbiausia, taigi aš linkiu nesustoti ties šio diplomu ir nebūtinai išsimokslinimas, yra dar taip vadinamas išsilavinimas, jūsų savarankiški skaitymai, rašymai, jūsų mintis, jūsų aukščiausio lygio vertybės ir taip toliau, visą tai aš jums linkiu nuolat savyje tobulinti. Jo labiau, kad, kaip ir filosofai teigia, lemia žmogaus vidus. Jeigu viduje viskas gerai, tai ir su išorė bus gerai. Antrasis prioritetas – ekonomika. Jūsų asmeniui tai būtų jūsų pasiekimai darbe, jūsų karjera, jūsų atlyginimas, jūsų šeimos ekonomika, jūsų biudžetas. Na ir pagaliau visi tie materialūs ištekliai, kurie supa jūs ir jūsų aplinką, tai žinoma irgi yra svarbu ir čia matyt ne vienas jau galit pasidžiaugti nemažais laimėjimais. Na, bet nemažiau svarbus ir trečiasis prioritetas, lietuviškai labai gražiai pavadintas gyvenimo kokybė ir socialinė sanglauda. Kas tai yra gyvenimo kokybė? Labai sudėtingas klausimas, jūs skaičiavote, analizavote įvairiais socialiniais, ekonominiais rodikliais, bet tikriausiai galima pasakyti labai paprastais senovės graikų išminčių žodžiais. Prisiminkim, Diogenas gyveno statinėje ir buvo laimingas ir nieko jam daugiau nereikėjo, nes toje statinėje jis turėjo viską. Ir be abejo, mes turime irgi viską. Mes ir matom, ir girdim, ir rankos, ir kojos, ir sveiki, ir laimingi, ir turime būti visko patenkinti. Taigi, ko gero, gal pernelyg daug reikalaujam iš aplinkos, per mažai iš savęs. Ir matyt, mažai džiaugiamės ir kasdieninių saulės spindulėlių, ir praeiname pro gėlytės žiedelį, jo net nepastebėję ir taip toliau. Džiaugsmas supa mūsų aplink, tik mokėkime džiaugtis kiekvieną akimirką ir gyvenimo kokybė, aišku, tuomet visada bus labai gera. Na ir socialinė sanglauda arba tai vadinkim bendravimu, bendradarbiavimu, partnerystė, sugyvenimu su kitais. Svarbiausia – sugyventi su savimi, bet nemažiau svarbu, aišku, sugyventi ir su kitais. Taigi, anot vieno poeto, meilė būki visų mano darbų pradžia ir pabaiga. Jeigu su meilė darysite visus darbus, su meilė žiūrėsite į visus žmonės, būsite mylintis, be abejo, tuomet būsite ir mylimi, ir gerbiami, ir būsite labai visiems reikalingi. Taigi ir linkiu jums kasdien, kiekvieną akimirką gyventi ne tik protu, ko mes jūs labiausiai ir mokėme tos 5 metus, bet
pirmiausia, gyventi širdimi, mylėti visus, būti mylimais ir, žinoma, būti laimingais. Sėkmės jums.